Labadiena, gerbiami tarybos nariai, administracijos atstovai. Pradedam vasario 14 dienos tarybos posėdį. Tai pirmą prieš pradėdamas posėdį norėčiau pasidžiaugti tuom, kad savivaldybė vis didesnį dėmesį skiria žmonių su negale poreikiams ir nuo šiandien mūsų tarybos posėdis bus verčiamas lietuvių gestų kalba. Tai dėkojame Lietuvos gestų kalbos vertimo centrui. Ir galim pasidžiaugti, kad esame vieni pirmųjų Vilniaus apskrityje įsidiegę šią priemonę. Ačiū už bendradarbiavimą ir džiaugiamės, kad mūsų gyventojai ir su negale galės stebėti tarybos posėdžius, dalyvauti ir sprendimo priėmime. Tai svarbus žingsnis. Ačiū ir administracijai, kurie inicijavo. Tada, aišku, nuo šventinės dalies pradėkim. Gimtadienį sausio 1 dieną atšventė Jaroslavas Narkevičius. Aha, paplokiam. Vasario 6 dieną gimtadienį atšventė Marius Šokaitis. Kvorumą turime, iš anksto pranešė apie tarybos posėdį, kad nedalyvaus tarybos narys Darius Kvedaravičius. Posėdėje nėra dalyvaujančių vyriausybės atstovų. Pagrindiniai darbotvarkiai turim 34 klausimus. Siūlau balsuoti už pagrindinę posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkiai pritarta. Nustatoma darbotvarkės trukmė, tai yra 1,5 valandos dirbama, 15 minučių pertrauka. Darbotvarkės klausimų pranešimui skiriama iki 10 minučių, atsakymams į tarybos narių klausimus iki 5 minučių. Vienas tarybos narys svarstomų klausimų gali klausti pranešėjo nedaugiau kaip 2 kartus. Diskusijose svarstomų klausimų gali pasisakyti po 3 minutės. Diskusijose svarstomų klausimų tarybos narys gali kalbėti 1 kartą. Primenu, tarybos narys negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimą bei privalo nusišalinti nuo balsavimo, apie tai pranešdamas ir išeidamas iš posėdžių salės, kai sprendžiami su juo ar jo šeimos nariais ir artimaisiais giminaičiais susiję turtiniai ir finansiniai klausimai, arba kai jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Tai pirmas darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo teikia Svetlana Žilionienė. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Taip pat tarybos nariam, kiek matau, buvo išsiųstas patikslintas sprendimo projekto priedas. Tai prašau trumpai pristatykit. Komitetų metu buvo pristatyta, kad gali programos pasitikslinti atsižvelgus į tikslinės valstybės biudžeto lėšas numatytų priemonių įgyvendinimui. Būtent taip ir įvyko. Tai 1, 2 ir 7 programos patikslintos, žalia spalva yra patikslinimai, kur buvo gautos papildomos iš valstybės biudžeto lėšos. Atitinkamai patikslintas yra ir biudžetas, ir programos. Kitų patikslinimų po komitetų, po strateginio planavimo komisijos pristatymo nebuvo. Ačiū. Tarybos narė Gražina Golubovska. Labadiena. Aš noriu patikslinti, čia yra priemonė 115 ir 117. UAB Trakų vandenys įstatyninio kapitalo didinimas. Čia suklydot gal ar? Nes tas pats, o ten nuliai, tai yra ir nulių nėra. Prieš tai buvo iki sujungimo UAB Trakų šilumos tinklai, kadangi po reorganizacijos sujungta ir dabar yra UAB Trakų vandenys, todėl yra patikslintas tiesiog pavadinimas, o liko priemonė, nes pernai buvo toje priemonėje numatytos lėšos ir šiais metais, jeigu bus poreikis, kadangi UAB pasikeitė pavadinimas, tai tik dėl pavadinimo jis yra pakeistas. Ačiū. Ačiū, daugiau klausimų ar pasisakymų nematau, skelbiu balsavimą pirmų darbotvarkės klausimų.
Klausimui pritarta. Antra darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo teikia Danė Rudelienė. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Taip pat tarybos nariam buvo išsiųstas patikslintas sprendimo projektas ir priedai. Tai prašau, Danė, pristatykit pakeitimus. Tak, labas rytas. Ką Svetlana pasakiusi buvo, kad gavom papildomai lėšų ir jau minėjau ir komitetuose iš valstybės biudžeto, iš atitinkamų ministerijų, kurios truputį pavėlavę buvo, tai tas lėšas 142 000 papildomai įdedam tiek į pajamas, tiek į asignavimus. Tai tokie esminiai pakeitimai. O visa kita, tas, kas buvo pristatyta. Ačiū. Klausimų ar pasisakymų nematau, skelbiu balsavimą antrų darbotvarkės klausimų. Antram klausimui pritarta. Ačiū. Trečias darbotvarkės klausimas dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2023 metais ataskaitai teikia Svetlana Žilionienė. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Tarybos narė Marija Puč. Aš tai norėjau prie antro klausimo, bet nesuspėjau. Tai visgi noriu paklausti. Labai tikrai pasidarė taip kažkaip nejauku, todėl kad pagrindinį dokumentą, biudžetą ir nemažą priėmam ir ne pas vieną tarybos narį net nekylo klausimų. O man kažkaip tai krito į akis, kurgi visgi 5 milijonai daugiau kaip pernai buvo biudžete ir kur jie įskirstyti, pagal kokius straipsnius. Todėl, kad žinau, kad kažkur padidėjo ta alga minimumas, tai vis tiek ne 5 milijonų turbūt reikalavo. Taip, nuo pernai metų likutis viso yra 7,5 milijono, jis buvo pridėtas prie mūsų 76 milijonų ir paskirstytas 84 milijonai su visais tais padidėjimais ir išdėstyta per visus 11 ar tai 12 priedų ir matosi, kam jie skiriami. Padidėjimai patys ir, kaip ir minėjot, 5 milijonais ar 7, jie didinom darbo užmokestį visų įstaigų darbuotojams vidutiniškai 10%, tai yra pakankamai nemaža suma, kadangi darbo užmokesčių skiriama apie 19 milijonų savivaldybės įstaigoms. Tada gerokai padidintos lėšos, kurios skirtos statybos remonto darbams, kadangi vyksta mūsų tęstiniai projektai, tiek Trakų gimnazijos, tiek kiti, kurie pradėti. Jie visi išdėstyti veiklos plane, objektus galima pasižiūrėti. Palikta šiemet daugiau statybos remonto darbams, kurie nėra paskirstyti, bus skirstomi metų eigoje. Išskirta didesnė suma kelių priežiūrai irgi savivaldybės biudžeto ir taip pat didelė suma įdėta į europinėmis lėšomis vykdomų projektų bendrą finansavimą. Tai pagrindinis padidėjimas taip ir išėjęs į būtent į statybas ir projektus. Ačiū labai. Galima antrą klausimą iš karto. Labai kažkaip buvo anais metais tikslinimas biudžeto ir ne kartą minėjau apie viešinimo programą. Žiūriu, kad labai padidėjo beveik apie 100%, todėl kad viešinimo programai buvo 60 000, dabar numatyta yra 100 000. Tai sakykit, mes dabar kaip tiesiog bus tie metai tokie politiniai, labai intensyvūs rinkimams, tai mes čia kažkokią reklamą perkam, dvigubai didesnė apmokestinama, ar kaip čia
Tiesiog norisi paklausti, kodėl būtent tokia didelė suma, nemanau, kad kitom įstaigom irgi antiek padidėjo. Ar su minimumu ten susietas tas klausimas? Nemanau. Aš gal leisiu atsakyti administracijos direktoriai Doviliai Daudaitei, tik pasakysiu, nereiks spręsti pagal save, nelabai suprantu, kuom susijęs tiek mūsų biudžetas, tiek rinkiminiai metai, bet prašau administracijos direktoriai. Labą dieną, tai norėčiau atkreipti dėmesį visų pirma į tai, kad vien mūsų rajoninio laikraščio Trakų žemės įkainiai padvigubėjo. Tai turbūt pastebėjot ir pačiam laikraštį, kad savivaldybė vis daugiau informacijos bando pateikti gyventojams, kadangi iki tol susidurdavom kaip tik su paklausimais, kad kodėl per mažai viešinam. Tai va dabar ne tik, kad savivaldybė svarbia informaciją, renginius pradėjom viešinti, turbūt pastebėjot, kad Trakų žemėje iš anksčiau buvusių berods 2 puslapių, dabar jau turim ir po 6, tam, kad tiesiog gyventojams prieinamumas informacijos pagerėtų. Lygiai taip pat renginių viešinimas, turbūt irgi pastebėjot, kad afišos pasikeitė, jos tapo žymiai kokybiškesnės, žymiai aukštesnio lygio, tai visa tai yra išlaidos viešinimui. Ačiū. Tarybos narė Giedrė Žuromskienė. Čia prie antro klausimo, nežinau, irgi nepasispaudė. Norėjau paklausti dėl mūsų pasiūlymų socialdemokratų frakcijos į biudžetą. Ar buvo nors į vieną atsižvelgta? Ačiū. Pirmą gal aš pažymėsiu, tikrai yra laiko paspausti kalbėjimo mygtuką, kai mes svarstom klausimą ir tikrai galim išdiskutuoti. Man keista, kaip jūs nespėjat, kad aš dar ir palaukiu. Čia tiesiog dėl bendros tvarkos. Vis tiek girdite, kada eina klausimas, prašau, nusimatykite, jeigu norit kalbėti. Ir prašau administracijos direktorę pristatykit, nes buvo svarstomas, visi pasiūlymo, visi punktai buvo svarstomi. Tai visi punktai buvo svarstomi, vakar turėjote gauti jau atsakymą iš savivaldybės administracijos, tenai išsamei paaiškinta, tik tai norėčiau atkreipti dėmesį, ką minėjau ir komitetų metu, tai tie patys punktai dėl buitinių nuotekų įrenginių individualių kompensavimo, jie jau yra numatyti savivaldybės biudžete ir buvo numatyti dar pernai. Tai šitas visi kiti tikrai yra nepagristi ir norėtumėm atkreipti dar dėmesį, kad iš tikrųjų su sumom, rašte irgi tą patį akcentavom, kad sumos turėtų būti pagrįstos, kai teikėt siūlymus, nes dabar realiai neaišku, iš kurios paimtos ir labai sunku netgi būtų traukti į strateginius dokumentus. Ačiū. Trečias darbotvarkės klausimas dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano įgyvenimo 2023 metais ataskaitai. Teikė Svetlana Žilionienė. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą trečių darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. Ketvirtas darbotvarkės klausimas dėl projekto psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimo VŠ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centre. Teikia Svetlana Žilionienė. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Tarybos narė Alina Kovalevska. Labadiena, aš neturiu klausimą, aš tik tai, kadangi komitete išsinagrinėjom, tai turiu pasiūlymą, nes susitikime su Paluknio gyventojais kilo susirūpinimas dėl šeimos medicinos paslaugų teikimo, būtent Paluknyje, tai siūlyčiau vis dėlto, kadangi sprendimą papildyti netikslinga, bet siūlau protokolinį nutarimą, kad būtų užtikrintas Paluknio seniūnijos gyventojams šeimos medicinos paslaugų teikimas Paluknyje. Jeigu galima, tai prašyčiau, kad būtų tai įrašyta. Tai tiesiog būtų saugiau ir gyventojai būtų ramus. Tikrai sutinkam, nes tikrai užtikrinsim. Ačiū. Daugiau klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą ketvirtų darbotvarkės klausimų.
Klausimui pritarta. Ačiū. 5. darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešose vietose taisyklių ir vietinės rinkliavos užleidimo prekiauti ar teikti paslaugas Trakų rajono savivaldybės teritorijoje nustatytose viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo teikia Antanas Česlauskas. Komitetai pritarė sprendimo projektui ir teikia svarstyti tarybai. Taip pat tarybos nariam buvo išsiųstas patikslintas sprendimo projekto priedas. Tai prašau, pristatykit patikslinimus. Tai būtų tik tai šio momentu patikslinimas taisyklių 13 punkto, kad vietinė rinkliava pervedama į seniūnijų sąskaitas. Tai susijęto su to, kad galima būtų tinkamiau užtikrinti kontrolę, ar pervesti pinigai už leidimo išdavimą konkretiems asmenims, nes leidimas išduodamas tik tai, kai bus sumokėta vietinė rinkliava. Patekimas į centralizuotą sąskaitą, kaip nurodyta projekte, padidintų gal administravimo tokių naštos, nes kiekvieną kartą reikėtų seniūnui skambinti į apskaitos skyrių ir domėtis, ar sumokėta vietinė rinkliava. Ir papildytas 18 punktas, jeigu leidimai išduodami trumpesniam laikotarpiui nei vieniems metams, kad galima būtų daryti leidimo pratęsimą iki 1 metų termino. Tai būtų tiek. Ačiū. Tarybos narė Giedrė Žuromskienė. Norėjau paklausti dėl prekybos vietų tvirtinimo. Gal būtų tikslinga, kad būtų tvirtina taryba, o ne direktorius, pagal analogiją kaip ir parkavimo vietų tvirtina taryba. Ačiū. Kas liečia prekybos vietų tvirtinimo ir schemų, siūlyčiau visgi palikti savivaldybės administracijos direktoriui. Tai būtų lankščiau galima būtų vykdyti, nes patvirtinimas taryboje vietų ir jeigu prireiktų reikalas tvirtinti atsiradusias naujas prekybos vietas, laiko gaišinimas ir panašiai. Aišku, praktikų Respublikoje įvairūs yra dalykai ir tvirtina savivaldybių tarybos, bet ankstesnis variantas būtų, aišku, daugumoje savivaldybės eina prie to, kad savivaldybės administracijos direktoriaus būtų tvirtinamos tos vietos. Ačiū. Tarybos narys Nerijus Šiaulys. Taip, tai aš noriu paklausti, ar buvo darytas antikorupcinis vertinimas šito sprendimo. Nes iš aiškinavimo rašte kažkaip nerandu. Taisyklės tai nėra pirmą kartą tvirtinamos, nes taisyklės buvo patvirtintos 12 metais, nuostatos 13 ir manau, nėra prasmės daryti antikorupcinį vertinimą. Šitų taisyklių antikorupcinis vertinimas. Nėra prasmės daryti antikorupcinį vertinimą. Bet kokios taisyklės, tvarkos, kurios susijusios su leidimų išdavimais, su turto valdymo, visada yra susijusios su korupcijos grėsme. Ir todėl turi būti atliekamas antikorupcinis vertinimas. Pastaruoju metu aš jau ne vienu aktu, jau ne vienam praktiškai sprendime neberandu net eilutės tos, ar atliktas antikorupcinis vertinimas. Net vaizdo nebesudarom, kad mes kažką tai darom dėl korupcijos prevencijos. Priimsim kaip pastabą. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, šiaip būtų skaidru ir aišku visiems verslininkams, gyventojams, jeigu būtų sudaromos visos prekybos vietos, suskirstomos, tarybos patvirtinamos, viešai paskelbimos ir žmonėms sudaroma galimybė tose vietose iš anksto planuoti savo veiklas, dalyvauti, sakykime, konkurse, siūlyti geresnę kainą, kad toje vietoje gauti, prekiauti ir panašiai. Taip yra vykdomi verslai. O jūs siūlote palikti spręsti asmeniškai kažkam, tokiu būdu sukeliant
ir vėl korupcinės grėsmės. Aš siūlyčiau vis dėlto šitą aktą gražinti ir visus aktus ir ateityje susijusius su leidimų išdavimais, su vietų skirstimais, vis dėlto grįžti prie tos praktikos, kad būtų daromas antikorupcinis vertinimas. Ačiū už siūlymą, bet tokia retorika, kad neatitinka šitas sprendimo projektas teisės aktų, tai taip tikrai nėra. Korupcinio vertinimo būtinybės tai tikrai tam nėra, bet tikrai ateityje atsižvelgsime, jeigu yra toksai noras ir galim tai daryti. Bet iš esmės ta retorika, kad nepadarėm ir dėl to tai atsiranda galimai korupcijos grėsmė, tai yra tikrai visiškai neteisinga, nes nelabai suprantu, kurioje vietoje peržiūrint taisyklės, tai jums gali taip atrodyti. Tai prašau administracijos direktorė Dovilė Daudaitė. Dar norėčiau patikslinti, kad ir prekybos vietos yra tvirtinamos direktoriaus įsakymu, tai jos lygiai taip pat yra viešinamos ir skelbiami konkursai tom prekybos vietom užimti. Tai labai keista, kad čia išvelgiat korupciją nuo to, kas patvirtina šias prekybos vietas. Reikėtų palikti vis dėlto spręsti direktoriai arba merui, nes taip galima būtų operatyviau spręsti, kur galima būtų prekiauti. Prekybos vietos eilę metų jau yra patvirtintos direktoriaus įsakymu, realiai per šitą laiką net nelabai jos ir prasiplėtė. Šiai dienai tos vietos yra suderintos su nacionalinė žemės tarnyba dėl galimybės vykdyti veiklą valstybinėje žemėje. Ir nemanau, kad, sakau, tvirtinimo klausimas išsprendžia tokį dalyką kaip korupcija ar antikorupcija. O kitas dalykas, tai konkursai vyksta viešai ir tikrai visiems sudarytos galimybės juose dalyvauti. Ačiū. Daugiau klausimų ar pasakymų nematau. Skelbiu balsavimą 5 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. Ačiū. 6 darbotvarkės klausimas. Dėl Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valdybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymą teikia Antanas Česlauskas. Komitetai pritarė sprendimo projektui ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 6 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. Ačiū. 7 darbotvarkės klausimas. Dėl viešųjų įstaigų Aukštadvario, Onuškio ir Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centrų reorganizavimo prijungiant prie viešosios įstaigos Trakų ligoninės teikia Agata Jokubovskienė. Komitetuose buvo pritarta sprendimo projektų ir pritarta teikti svarstyti tarybai. Tarybos nariam buvo išsiųstas patikslintas sprendimo projektas, tai prašau pristatykit patikslinimus. Labą dieną. Patikslinimai buvo padaryti atsižvelgiant į vyriausybės atstovo įstaigos pateiktas pastabas. Tai sprendimų tvirtinamų įstatų projektas buvo patikslintas, konkrečiai 14.14 papunktis, 33, 37, 48.6 ir 85 punktas. Patikslimai tarybos nariam yra išsiųsti ir atsižvelgiant į viešosios įstaigos Trakų ligoninės prašymą, taip pat buvo patikslintas pareigybių sąrašas, jį papildant specialisto pareigybę. Tai tokie būtų patikslinimai. Ačiū. Klausimų ar pasisakymų nematau. Skelbiu balsavimą 7 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. Ačiū.
Tarybos narė Marija Puč, prašau. Klausimą užduoti, tai dabar teks po sprendimo prieimimo. O sakykit, tam sprendimo projekte tų pareigybių tokių siuvėjų ten ir ten visų kitų, ten labai reikia toj ligoniniai, ar čia taip tai tiesiog parašyta? Pakomentuotų, aš manau, Trakų ligoninės vadovė, prašau. Kaip supratau, dėl pareigybių, dėl siuvėjo, kiek spėjau išgirsti, taip? Taip, ten siuvėjos ir Taip, mes visą laiką turėjom ligoninėje. prižiūrėtojai ten. Taip, ligoninėje visą laiką buvo ši darbuotoja, dėl to, kad labai dėvėsi ir patalinė, ir darbo apranga. Ir, pavyzdžiui, mes tikrai gavom nemažai labdaros medžiagų, kur jinai pasiūdavo labai daug patalinės komplektų irgi lygiai taip pat siūna. Nes jeigu pirkti, tai yra ženkliai brangiau. O suplyšta rūbai ir kai reikia tvarkyti, taisyti, tai tikrai nuo senų laikų buvo ši pareigybė, buvo ir siuvimo mašinos, tai viską tvarko, tai yra ženkliai pigiau. Ta praktikuoja beje ir kitos įstaigos. Nu, įdomu labai, todėl kad kitos paslaugos tai kažkaip tai centralizuojamos, o čia, suprantat, netgi siuvėjo ligoniniai turi, tai gerai, kad... Nesupratau dėl centralizavimo. Nu, dėl kitų ten klausimų, bet viską norima centralizuoti, ten ir pavėžėjimą mokinių, ten ir viską. Suprantat, rajone kažkaip tai, kad čia pigiau bus, o čia, suprantat, kažkaip tai įdomu. Įdomu labai, kad ligoniniai viskas, galima, paslaugos plėčiamos. Aš gal pakomentuosiu iš ekonominės pusės, tai jeigu siuvėjo paslaugos yra pigiau turėti siuvėją ir siūtis dėl kiekių, tai tikrai tai yra sveikintina, nes mes turime visada atsižvelgti, kuris variantas yra ekonomiškai optimaliausias. Ačiū, direktorė. 8 darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB Trakų vandenys įstatinio kapitalo didinimo teikia Laura Seržentienė. Komitetai pritarė sprendimo projektui ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nematau. Skelbiu balsavimą 8 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta, ačiū. 9 klausimas. Dėl kelių ir gatvių traukimo į Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo tvarkos aprašo patvirtinimo teikia Laura Seržentienė. Komitetai pritarė sprendimo projektui ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 9 darbotvarkės klausimų. Klausimų pritarta, ačiū. 10 darbotvarkės klausimas dėl pavedimo teikti mokinių pavėžėjimo paslaugas teikia Laura Seržentienė. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Tarybos narys Vaidas Kruganas. Norėčiau nusišalinti nuo šio klausimo. Ar galim pritarti nusišalinimui? Prieštaravimo ar yra? Nėra, nusišalinimui pritarta. Tarybos narė Marija Puč. Ne veltui klausiau ligoninės tų pareigybių. Dabar gavom po sprendimo projektų dar papildomai patikslinta, kad bus irgi paslauga pavėžėjimo perduota UAB Trakų paslaugos iš Senųjų Trakų Stelmachovskio mokyklos, tik tai nežinau, ar vadovai žino, kad tas autobusiukas, kur dabar teks Trakų paslaugoms, buvo pirktas ir iš tėvų lėšų. Tai, sakykit, dabar grąžins tiem tėvams už tą autobusiuką, ar tiesiog padovanosim paslaugom? Prašau, vicemeras Jonas Ketavičius. Specialiųjų lėšų
Tai yra specialiosios įstaigos lėšos ir specialiosios įstaigos lėšos yra sudėdamoji biudžeto dalis. Jos taip pat praeina pro savivaldybės biudžetą, su direktoriumi yra sutarta, vakar buvo dar kartelį diskutuota tiek su Trakų paslaugų direktoriumi, tiek su Stelmachovskio pagrindinės mokyklos direktoriumi. Neradom kažkokių nesutarimų, viskas vyko labai sklandžiai. Viskas yra sutarta, tiek suderinta su finansų skyriumi. Į klausimą. Jūs neatsakėte į klausimą, todėl kad klausiau, ar bus gražinami tėvams pinigai. Tikrai ne. Todėl, kad tėvai po 1000 eurų prie to autobusiuko Aš prisidėjo. šitą informaciją tikrai girdžiu pirmą kartą ir tikrai tai yra specialiosios lėšos, tai nėra privačios lėšos, tai yra įstaigos lėšos ir direktorius perduoda įstaigos turtą, kaip ir kitos mokyklos, būtent naudoti centralizuotam pavėžėjimui. Apie mokyklinį autobusą, kuris buvo dovanotas Lenkijos valstybės atitinkamų institucijų, kalbos nėra ir su direktoriumi lygiai taip pat yra sutarta ir šiuo atveju tikrai ta problema yra išspręsta. Tai aš dabar suprantu, kad UAB Trakų paslaugos dabar taps ne tik tai mokinių pavėžėjimo, bet ir maisto irgi vežiojimo. Todėl, kad tas autobusiukas vežioja, noriu priminti visiems, kad ir maistą, todėl, kad neturi virtuvės Stelmachovskio Andžejaus mokykla. Taip, direktorius tikrai labai konstruktyviai pateikė savo pasiūlymą, kad būtent šitas mažasis autobusėlis galėtų vežioti maistą iš Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos. Dalis etato kaip vairuotojo, kadangi lieka Lenkijos dovanotas autobusas, lieka Stelmachovskio pagrindiniai mokykloje. Vėlgi tai yra aptarta ir su finansų skyrium ir mero institucijoje. Jokių problemų šitoje vietoje nematome. Direktorius pats išsakė lūkestį, kad Trakų paslaugos sudarytų galimybę vežti maistą būtent šitų autobusėlių. Aš nieko kito negaliu jums atsakyti. Ačiū. Gerai, mane irgi pasikeidomi informacija, kurią pirmą kartą girdžiu, kad 1000 eurų tėveliai davė autobusėliui, nors mokyklose rinkliavų negali būti, tai paprašysim ir vadovo, kad pateiktų, kaip tie pinigai buvo įskaičiuoti ir įskaityti į specialią sąskaitą. Ačiū už informaciją. 11 darbotvarkės klausimas dėl valstybės turto perėmimo Trakų rajono savivaldybės. Atsiprašau, dar nebalsavom. Jau įpratau, kad po balsavimo diskutuoja. Tai skelbiu balsavimą 10 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta, ačiū, prašau pakvieskite tarybos narį. Vienuoliktas darbotvarkės klausimas dėl valstybės turto perėmimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn. Teikė Irena Zaleckaitė. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nematau, skelbiu balsavimą 11 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta, ačiū. 12 darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo. Teikia Onutė Repečkienė. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 12 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta, ačiū. 13 darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai išdavimo taisyklių patvirtinimo, teikia Povilas Montvila. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai.
Prašau, Povilai, jeigu galit pristatyti. Labadiena. Šiuo tarybos sprendimu tvirtinama tvarka, kuri skirta įgyvendinti funkcijoms, kurios nuo naujų metų yra suteiktos savivaldybėm, kas liečia valstybinės žemės patikėjimo teisę miestų miestelių teritorijoje. Sutikimai, čia tie patys dalykai galiotų ir kitom sekančiom tvarkom, kurios yra sekančiose tarybos sprendimų projektuose. Sutikimai išduodami yra per žemėtvarkos informacinę sistemą. Sutikimus išduoda, juos pasirašo savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius. Šios tvarkos yra parengtos remiantis savivaldybių asociacijos ir aplinkos ministerijos parengtomis tipinėmis tvarkomis. Šios tvarkos naujo teisinio reguliavimo nesukuria, tik įgyvendina įstatymę nustatytas nuostatas susijusias su valstybinės žemės valdymo funkcijomis. Jeigu kažkokiu konkrečiu būtų klausimų, atsakysiu. Ačiū. Tarybos narys Nerijus Šiaulis. Taip, norėčiau paklausti dabar, ten kalba apie reklaminius stendus, įrenginius panašiai, bet tuo pačiu 4.3 punktus statyti laikinosius nesudėtingusius prekybos paslaugų ir maitinimo paskirties statinius. Tada norėčiau suprasti, ar leidimas statyti laikinosius nesudėtingus tokio prekybos paslaugų paskirties statinius išduos tik meras. Tai šitas sutikimas bus valstybinės žemės kaip valstybinės žemės patikėtinio funkcijų gyvendinimo aspektu. Patį leidimą prekybai išduos čia ankstesnėse tvarkose apibrėžta tvarka, ankstesniuose tarybos sprendimuose apibrėžta tvarka, o šitas leidimas yra kaip valstybinės žemės patikėtinio sutikimas. Tai pagal prekybos viešose vietose taisyklės leidimą išduoda administracijos direktorius arba meras, ne? Taip. Tada pagal šitą tvarką valstybinėje žemėje statyti statinius prekybai arba paslaugoms teikti irgi išduoda meras arba įgaliotas administracijos direktorius. Taip. Ačiū. Skelbiu balsavimą. Daugiau klausimų ar pasakymų nematau. Skelbiu balsavimą 13 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. Ačiū. 14 darbotvarkės klausimas. Dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai išdavimų taisyklių patvirtinimo, teikia Povilas Montvila. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 14 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. Ačiū. 15 darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimo laikinai naudotis valstybinė žemė statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo teikia Povilas Montvila. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 16 darbotvarkės klausimų.
Klausimui pritarta. Ačiū. 17 darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo. Teikia Povilas Montvila. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 17 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. Ačiū. 18 darbotvarkės klausimas dėl pavadinimų gatvėms suteikimo. Teikia Eglė Skuodytė. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 18 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. 19 darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo teikia Šarūnas Žukauskas. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Tarybos narė Giedrė Žuromskienė. Labadiena dar kartą. Ar gerai supratau, jeigu gyventojas neišveš komunalinio atliekų konteinerio ne kartą į mėnesį, vis tiek jam reikės mokėti? Iš esmės, taip, tai yra pareiga naudotis komunalinio atliekų konteineriu. Nemokėjimas yra galimas tik per lengvatas. Tai yra pateikus elektros energijos tiekėjo pažymą, kad objektų nebuvo naudojamasi. Ir dar vienas klausimas, tai galima. Daug gyventojų norėtų, kad būtų mokestis mokamas nuo deklaravusių gyventojų skaičiaus, o ne nuo ploto. Buvo svarstoma tokia galimybė? Toks scenarius buvo svarstomas, bet pas mus jau nuo 17 metų buvo priimtas sprendimas būtent ploto matavimą laikyti kaip rinkliavos įvertinimo objektą. Todėl pereiti prie deklaruotų asmenų tokio sprendimo nebuvo, kaip ir neseniai svarstėme būtent tą rinkliavos metodiką. Tai tiesiog tas apskaitimas pagal plotą yra tikslesnis ir mažiau galbūt reikalaujantis administracinių resursų sutikrinti, ar tikrai deklaruota tas, kas realiai gyvena tame name. Ačiū. Ačiū. Tarybos narys Dainius Narkevičius. Supratau, kad jeigu žmogus yra išvažiavęs, o elektra name veikia ir mėnesį laiko jo nėra, tai vis tiek bus mokama, teisingai? Taip, rinkliava iš esmės jinai... Reikia išjungti elektrą, mėnesį nebūt, tada bus nemokama, taip? Faktiškai pas mus yra metodikoje taip nustatyta, kad tik tai nuo 3 mėnesių laikotarpiu galima nemokėti rinkliavos, jeigu objektas nenaudojamas tokį ilgesnį laiką. Mažiausias laikas yra 3 mėnesiai. Tai mažiausias 3 mėnesiai, supratau, ačiū. Ačiū. Daugiau klausimų ar pasisakymų nematau. Skelbiu balsavimą 19 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. Ir turėčiau atsiprašyti, turėtume grįžti prie 16 darbotvarkės klausimą, nes už jį nebalsavome. 16 darbotvarkės klausimą dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų statyti statinių žemės sklypuose besiribojančiose su valstybinės žemės sklypais ar valstybinė žemė, kurioje suformuoti žemės sklypai išdavimo taisyklių patvirtinimo, teikia Povilas Montvila. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nematau, skelbiu balsavimą 16 darbotvarkės klausimų.
Klausimui pritarta. Ačiū. Grįžtam toliau prie darbotvarkės tvarkos. 20 darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų ataskaitos patvirtinimo. Teikia Šarūnas Žukauskas. Komitetai pritarė sprendimo projektui ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 20 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. Ačiū. 21 darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 metų gruodžio 9 dienos sprendimo numeris S1E194 dėl Trakų rajono želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarimo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Teikia Inutė Neverovskienė. Komitetai pritarė sprendimo projektui ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 21 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. 22 darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Teikia Auksė Podrezaitė. Komitetai pritarė sprendimo projektui ir teikia svarstyti tarybai. Tarybos narys Vaidas Kurganas. Norėčiau nusišalinti nuo šio klausimo. Ar yra prieštaraujančių nusišalinimui? Nėra. Nusišalinimui pritarta. Ačiū. Daugiau klausimų ar pasisakymų nematau. Skelbiu balsavimą 22 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta, prašau pakvieskite tarybos narį atgal į posėdžių salę. 23 darbotvarkės klausimas dėl sutikimo rengti ir teikti paraišką Lietuvos jaunimo sostinė 2025 projektų finansavimo konkursui. Teikia Auksė Podrezaitė. Komitetai pritarė sprendimo projektui ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nematau. Skelbiu balsavimą 23 darbotvarkės klausimų. Klausimų pritarta. Ačiū. 24 darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 metais ataskaitos patvirtinimo. Teikia Ugnė Banevičiūtė Karpovičienė. Komitetai pritarė sprendimo projektui ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nematau. Skelbiu balsavimą 24 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. 25 darbotvarkės klausimas dėl sveikatos centrų priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo funkcinio bendradarbiavimo būdu Trakų rajono savivaldybėje. Teikia Ugnė Banevičiūtė Karpovičienė. Komitetai pritarė sprendimo projektui ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 25 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. Ačiū. 26 darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės 2022 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo. Teikia Ugnė Banevičiūtė Karpovičienė. Komitetai pritarė sprendimo projektui ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 26 darbotvarkės klausimų. (27) darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 23 metų veiklos ataskaitos.
teikia Jadviga Dzencevičienė. Komitetai pritarė sprendimo projektui ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 27 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. Ačiū. 28 darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2024 metų veiklos dėl programos teikia Jadviga Dzencevičienė. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 28 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. Ačiū. 29 darbotvarkės klausimas dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimų Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo teikia Reda Ramaneckienė. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 29 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. Ačiū. 30 darbotvarkės klausimas dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų dydžio Trakų rajono savivaldybėje gyventojams nustatymo teikia Reda Ramaneckienė. Komitetai pritarė sprendimo projektui ir teikia svarstyti tarybai. Yra prašymas, kad pristatytumėt. Per komitetuose gal nedalyvavote, jeigu galit pristatykite. Labadiena visiems. Taip, dėl finansavimo dydžių Trakų rajono savivaldybės gyventojams nustatymo. Tai tikslas nustatyti Trakų rajono savivaldybės gyventojams 24 metams maksimalių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimų dydžius, perkant socialinės paslaugas iš kitų savivaldybių šioms socialinėms grupėms. Tai senyvo amžiaus asmenims, suaugusies asmenims su negale ir su sunkia negale, tėvų globos netekusiems vaikams ir vaikams su negale arba sunkia negale, vaikus globojantiems asmenims ir socialinę riziką patiriantiems vaikams, suaugusiems asmenims ir jų šeimoms. Tai maksimalų socialinės priežiūros paslaugų finansavimo dydžiai nustatyti atsižvelgus į savivaldybės biudžetinių įstaigų pateiktą informaciją apie teikiamų paslaugų kainas. Tai tiek būtų. Ačiū. Klausimų ar pasisakymų nematau. Skelbiu balsavimą 30 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. 31 darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės finansuojamo dydžio nustatymo už socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas teikia Reda Ramaneckienė. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 31 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. Ačiū. 32 darbotvarkės klausimas dėl pritarimo dalyvavimui projekte perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugos sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione teikia Ramunė Zarembienė. Komitetai pritarė sprendimo projektui ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 32 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. 33
Trečias darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės asmens su negale gerovės tarybos nuostatų patvirtinimo teikia Ramunė Zarembienė. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Taip pat, kiek matau, tarybos nariam buvo išsiųstas patikslintas sprendimo projektas, tai pristatykit patikslinimus. Labą dieną. Atsižvelgus į vyriausybės atstovo įstaigos pastebėjimus, buvo padaryti pakeitimai nuostatų 14, 15, 16 ir 17 punktuose. Šie pakeitimai susiję su gerovės komisijos sudėtimi. 14 punktas gerovės taryba sudaro 9 nariai. 15 Trakų rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos atstovaujančios asmenų su negale interesams į gerovės tarybą savo atstovus deleguoja pateikdamos raštiškus pranešimus apie savo atstovų delegavimą į gerovės tarybą, neviršydamos nustatytos 5 narių kvotos. Jeigu organizacijos deleguoja daugiau kaip 5 narius, kandidatus į gerovės tarybos sudėtį, iš siūlytų atstovų atrenka ir deleguoja Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba. 16 punktas. Savivaldybės administracijos direktorius į gerovės tarybą deleguoja savo atstovus, neviršydamas nustatytos 3 narių kvotos. 17 punktas. Trakų rajono savivaldybės tarybos sveikatos ir socialinių reikalų komitetas į gerovės tarybą deleguoja 1 narį. Šie pakeitimai buvo nusiųsti tarybos nariams. Ačiū. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 33 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta 34 darbotvarkės klausimas dėl Trakų rajono savivaldybės 24 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo teikia Evelina Navikevičienė. Komitetai pritarė sprendimo projektų ir teikia svarstyti tarybai. Klausimų ar pasisakymų nėra. Skelbiu balsavimą 34 darbotvarkės klausimų. Klausimui pritarta. Išnagrinėjome visus darbotvarkėje esančius klausimus. Dabar prie informacijos ir paklausimų pradžioje pateiksim informaciją, pristatysime Vilniaus regionų integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitas už 2023 metus ir 2023-2029 metų Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje planuojamo veiksmų plano pristatymas taip pat bus. Taip, prašau, Svetlana. Taip. Kiekvienais metais tarybos nariams teikiame Vilniaus regiono integruotos teritorijos vystymo programos projektus, kurie buvo vykdyti Trakų rajono savivaldybės teritorijoje. Ši programa apėmė būtent Lentvario ir Rūdiškių miestus. Visi projektai išskyrus 2 yra baigti. Vienas iš mūsų Trakų rajono savivaldybės administracijos buvo vykdytas būtent šeimos parko ir skverų bei jungties tarp jų įgyvendinimo projektas. Kaip žinote, buvo pateikta prieš tai informacija dėl bankrutavusio rangovo užsitęsė darbai ir visos dokumentacijos sutvarkymas bei mokėjimo prašymai persikėlė šių metų sausio mėnesį. Todėl jis dar šiai dienai nėra oficialiai sistemoje baigtas. Taip pat ir Lentvario pervažos įgyvendintas projektas, kurį įgyvendino kelių direkcija su partneriais, formaliai sistemoje dar nėra baigtas, nes vis dar tvarkoma techninė dokumentacija. Čia būtų praeito 14-20 metų laikotarpio projektai, o dabar noriu tarybos nariam kaip informaciją pateikti, nes suderinus Vilniaus regiono funkcinės zonos įgyvendinimo strategiją Vilniaus apskrityje su vidaus reikalų ministerija ir gavus jų teigiamą išvadą, ši strategija bus pateikta tarybai su sprendimu jai pritarti. Šiame
Šioje strategijoje mūsų Trakų rajono savivaldybės yra 6 projektai, 5 infrastruktūriniai ir 6 projektas yra būtent jungiantis visos Vilniaus apskrities projektus, tai bendros sistemos išmaniųjų technologijų diegimas, sukuriant, kaip galėtumėm sukurtus produktus mes visoje apskrityje, jų bus 48, įveiklinti bei naudingą informaciją dalintis tarpusavėje bei skatinti naudotis sukurta viešąja infrastruktūra. Tai atkreipsiu dėmesį, kad Trakų mieste yra suplanuoti 5 projektai infrastruktūriniai, tai būtent Arakalnio, žinomo mūsų tai vadinamo Riekalnių teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas renginiam, masiniam renginiam bei lankymui. Karvinės tilto tarp Karvinės ir Bažnytėlės salos pastatymas bei pritaikymas lankyti. Taip pat tai vadinamos mūsų skvero tarp meno mokyklos ir gelbėtojo stoties sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams. Taip pat pritaikymas žmonėms su negale, kas labai svarbu. Ir dar kiti 2 projektai prie mūsų Totoriškio ežero, tai yra tako nuo kultūros rūmų iki autobusų stoties įrengimas, bei vakarinės zonos, tai yra jos užimtumo didinimas, pritraukiant kuo daugiau svečių bei vietos gyventojų, tai vadinamo Totoriškių paplūdimio įrengimas su visa pilna infrastruktūra. Tai būtų tokia informacija, pirminė, kad galėtumėt susipažinti. Trakų rajono savivaldybė yra pagrindinė pareiškėja apskrityje, atsakom taip pat už 7 savivaldybės, rengiama bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis, kuri taip pat bus pateikta savivaldybės tarybos nariams. Ar būtų klausimų? Klausimų ar pasakymų nematau, tai eikim prie kitų paklausimų, tik norėčiau grįžti prie gimtadienio sveikinimo, taip pat pasveikinti ir gėles įteikti Jaroslavui Narkevičiui, sveikinam. Taip pat yra mažos saldžios dovanėlės. Šiandien labai graži tokia diena, tai galim vadinti meilės biudžetą. Ir nuo saldainio ar susilaikyti, ar suvalgyti jūsų reikalas, bet saldi dovanėlė nuo administracijos. Taip pat kita taryba planuojama kovo 28 dieną. Klausimų daugiau nematau, tai skelbiu posėdžių pabaigą. Ačiū Jums, pritarta svarbiem klausimam. Labai gaila, kad tikriausiai per 2 metus pirmą kartą biudžetas nebuvo pritartas vienbalsiai. Gaila, kai asmeninės ambicijos tiesiog sustabdo finansavimą ir mūsų įstaigom ir nėra to supratimo, kad bendrai mes stabdom visą biudžetą ir apmokėjimą tiek ir švietimo įstaigom, tiek ir ugdymui, tiek ir socialiniam išmokom. Ačiū Jums ir gražios dienos.